Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki mūsų bičiuliai. Štai šiandien jau trečias bandymas pagauti kažką tai Nemuno saloje. Pirmi du, sakyčiau, nepasisekė. Pirmas visai tuščias, antras kelios žuvis. Na va, o šiandien bandysiu trečią kartą. Bandysiu pramėtyti gumomis, kurių turiu nemažai. Įvairiausių svorių, įvairiausių dydžių gumos, su trišakiais, su dvišakiais. Bandysiu paieškoti starkio, bandysiu pagaudyti vaibukais. Ypatingai tikiu šituo vaibu. Čia yra trigonas, muzikavo. Ir taipogi bandysiu gaudyti vobleriais. Jeigu starkis nekibs, bandysiu ieškoti salačio ir naudosiu štai šitos vobleriukus. Turiu aš jų čia nemažai, bet šiandien noriu ypatingai išbandyti. Va tokius voblerius, turiu aš jų kelių spalvų. Čia yra taip vadinamas stikas, naujiena pas mane parduotuviai. Pirmos Strike Pro. Labai gerai metasi šitie vobleriukai, aš bandžiau juos praeitą kartą. 16,5 gramų, 7 cm. Geras metimas. Kai bus, matysim. Keliukas ne iš maloniausių, brūzgynai, bet ko nepadarysi dėl žvejybos. Manau, kad čia už posūkį turėtų šiek tiek lėties srovė ir atsirasti gylio. Ar mano teorija pasiteisins, tuoj galėsim patikrinti. Na. Bandysiu čia nusileisti. Nu va, vieta nebloga. Matosi Tavamojo sala, posūkis, toj pusėje Sėklius, o čia eina vaga. Pažiūrėsim, ką aš čia turėsiu šitoj vietoj. O gylio tikrai yra. Čia jau man patinka. Jeigu dar žuvis kibtų, išvis būtų smagu. Na va, pagaliau pirmoji žuvis. Štai ilgai reikėjo laukti man jos. Bet kai atsisėdau poilsio, štai kažką tai aš jau atsitraukiu.
nektariukas, starkiukas. Greičiausiai gražiai įsidaužė arba lydekaitė. Gal ir salatis. Starkiukas. Ne, lydekaitė. Lydekiokas, nedidukas. Nors vienintelė žuvytė kol kas, pirmoji, bet jau smagiau. Va, šitokia guma. Pakankamai didelė srovė. Ir leidžiamės ją atgal. Plaukia. Štai pirmoji žuvis, pirmoji lydekaitė. Jau biškai truputį smagiau. Gal į pavakarę bus daugiau kibimų. Matysim. Vis dėlto pirma vieta man buvo smagesnė ir kibimų daugiau ir pati gelmė gal didesnė tenai. Čia kol kas ramybė, viena lydekaitė ir daugiau nenori. Nu, o dar kažkas tai nedidukė, bet palei krantą, matomai gal kas čia man ešeriukas. O, toksai ešerys. Antra žuveliukas. Irgi paleidimui. Nu va, biškį smagiau. Nors džiaugtis nėra kuom, per dieną 2 žuvelės. Taigi, mėlieji, aš ir vėl randuosi vidury Nemuno, savo saloj. Ir vėl bandysiu čia kažką suvilioti, kadangi šita vieta man labai patinka, aš jos niekaip negaliu atsisakyti. Traukia mane jie. Guminukas bus bandomas vaibas, bus bandomas vobleriukas. Randuosi vidury Nemuno. Nėra žmonių. Kiek jau mačiau, vėl duodasi salačiai. Bandysiu čia kažką vėl suvilioti. Keitėko guminukas, fetas, 3,8, ilgis, 20 gramų guma, galva atsiprašau. Gal šiek tiek, manyčiau, truputį būtų geriau mažesnė per greitas sklandimas. Pabandysiu susimažinti galvas. Visokių variantų bandau, visaip ir kažkaip šitas rugpjūtis sunkokas yra starkio žvejybai. Labai noringa žuvis. Norėčiau dar pasilikti šiandien vakarui, bet jau rytoj darbo, tai net nepasiėmiau nei prožektorių, kad nesusigundyčiau dar pasilikti nakčiai, bandysiu pagaudyti iki kokių
9:30. Aišku, jau sutems. Kitoje pusėje matosi valtis. Gaudo žmogelis. Ar ką turi paėmęs, nežinau. Nenoriu šaukt, klaust. O pasroviui nuo manęs, link manęs atplaukė 2 kateriai. Šiaip reikia jų saugotis visada, kad nenutrauktų valo. Toli nemetu, o važiuoja greitai, gal aš juos praleisiu. Nes jie lekia jau iš tikro čia greitai. Kiekvienas turi savo pramogą. Žuvis, manau, jau pripratus prie šitų motociklų vandens. Taip, kad tai nieko nuostabaus. Va, kažkas ant kilimo, bet kas įdomiausia, žuvis griebia kylantį guminuką. Jau kelintas pakibimas, vėl ešeriukas. Aišku, gerai ir tiek, gerai ir ešeriukas, bet norisi kažko geresnio. Dvišakis puikus, puikiai laiko žuvį. Ešerys įrijęs giliai. Keitecho 4 guminukas. Visa blogybė, kad jie yra labai minkšti ir dažnai po tokios žvejybos jau jos būna pasibaigęs. Jo gyvenimas, dar bandysiu kažkiek su juo pažaisti ir keisiu kitą gumą. Starkių kol kas nėra. Vėl bandau keitecho 3.8 gumą. Fetuką, kaip aš jį vadinu. Šiek tiek kietesnė guma, ne taip greit nusimuša, storesnis konelis. Ir kartais visai neblogai jinai sudirba. Pereisiu į kitų priekį esančių žuolyčių ir bandysiu ieškoti salatuką. Norėjau nueiti tenais prie bujaus žalia, bet stovi valtis ir nebenoriu jie maišytis. Šiaip man labai pasiteisina, iš tikrųjų, dvišakis kablys guminuką. Žuvis tvirčiau laikosi, ne taip atsikabina, galima lengviau dasitraukti iki kranto. Tik tai ne visą gumą galima juos įverti. Storesnė guma labai yra sunku, daug žaidimo. Keista, kad šitoj vietoj kol kas man nepapuolė nei viena lydeka.
Nors čia vietos kaip ir lydekai tinkamos, gal šiek tiek per gilu, čia yra apie 5 metrai. Manau, lydekai užtenka ir 3. Taigi dar turiu geras porą valandų. Kaip ir sakiau, praeinu iki žolyčių ir jeigu nieko nepagaunu, bandau vėl vilioti salatį. Šiek tiek pasiduodu vėl į viršų, vėl noriu išbandyti volkeriuką. Tiksliau sakant, ne volkeriuką, bet stiką. Labai gražiai dirbantis, gerai metantis, 16,5 gramuko. Puikus metikas. Bandysiu keletą metimukų pramesti čionai. Kadangi čia yra sėklius, daug renkasi mailiuko, yra didelė tikimybė, kad čia gali būti salatis. Matosi priekyje matosi mailius. Ko geras šitas stikiukas, jis geras tuo, kad jis eina visiškai paviršių ir niekur nesikabina. Nors jis yra pakankamai sunkus, bet puikiai metasi, gražiai dirba ir visiškai paviršinis masalas. Manau, kad jisai puikiai turėtų dirbti vakare. Dar dabar salačiai šiek tiek anksti. Tai 6. Bet galima pabandyti kažkiek pramėti. Keičiu kryptį. Bandysiu gaudyti salatį. Aišku, iš tikrųjų reikia gaudyti arba vieną arba kitą. Man norėjosi pagauti starkis nekimba. Belieka gaudyti tai, kas kimba. O nekimba beveik niekas. Bet visą laiką reikia turėti vilties. Bandau šitam sekliukį praeiti. Nežinia, kur tas salatis gali stovėti, kur jis gali būti, kur jo vieta. Bet laikas, manau, panašus jam dabar kaip tik gaudyti. Vėl bandau stikiuką, Strike Pro. Vėl bandysiu jo pereiti šitą ruožą. Labai tikiuosi kelios valandos iki temstant, kad salatis dar pajudės. Kol kas jo nematyti. Čia yra visiškai negilu, tačiau salatis tokia žuvis, kad jinai vaiko aukšles iš sėkliaus ir dažnai jas
viskas čia vaikosi. Oi, gali. Na, bandau tokį valkeriuką. Tiksliau sakant, ne valkeriuką, o stiką. Bandysiu su juo. Čia yra naujas masalas mano dėžutėj. Ir bandysiu aš su juo pramėtyt, pažiūrėti, kaip jisai dirba. Šiaip labai, pirmi įspūdžiai labai geri, nes labai gerai lekia, dirba taip pat gražiai, greitai traukiant. Paviršinis masalas, salačiai. Puikus masaliukas kol kas. Matysim, kaip jisai pasirekomenduos. Bet aš manau, kad jisai tikrai bus mano dėžutė. Ir pagaus ne vieną salatį. Nematyt, brenda toliau. Ava. Žiūrėsim, kas šiandien man rodosi. Na va. Pasirodo, žuvies čia yra. Va. Štai ką mes čia turim. Va. Kokia žuvis. Gražiai dirba. Puiku. Patinka man tokia žvejyba. Teisybė, salatis nedidelis, bet duoda šiam pažaist. Duodam Na va. Štai. Žuvis. Rimsta, aišku, čia ne lašiša, užuodegos nepatartina. Visada turėkit replytės. Mano replytės liko vandenį. Va, aplinkui velkiautojai. Skundžiasi visi. Visi žvejai šiandien skundžiasi, kad nėra kibimo. Ryte kas ką pagavo, tai pagavo, dabar viskas. Ramybė. Tai va, vaizdas gražus, bet šiandien tuščiai. Va tokie gąsdinimai. Priekį plaukia bebras ir per pusę metro iš čia mane labai nudžiugino su savo išėjimu. Va tokių nuotykių būna žvejyboj pusę metro nuo manęs. Jeigu tai būtų naktį, kelnės gali būti pilnos. Visai paskutinės
minutė žvejybos. 15:09 ir tuoj baigiu žvejybą. Kažko visai nurimo toksai. Atėjo visiškai tvankus oras. Kaip jau minėjau, jeigu dar dieną šiek tiek žuvis davėsi, dabar jos nėra. Taigi, rezultatas kuklus šiandien. Ir žvejyba mano šiandien jau baigta.